Sveiki, kam įdomu, parodysiu, kaip persodinsiu savo iš Lidlo pirktas hortenzijas, kur iš tokio mažo P9 vazonėlio aš persodinsiu į 3 litrų. Tai paruošiau čia žemės, čia yra durpės, sumaišytos su mano sklype esamom žemėm ir šiek tiek yra agroperlito įdėta. Tai reikia padaryti duobutę. Tuomet atsargiai išimti iš vazono ir pasižiūrėkit, iš tikrųjų prieš tai jau išėmiau, galvoju, kad reikia video įrašyti, tai ir pasižiūrėkit, visų pirma atkreipti dėmesį noriu į tai, kad nepaisant to, kad stovi lauke, kad liktai lietus lyja, bet vazonėlis gan sausas jam. Matot, jisai tik tai iš viršaus yra drėgnas, va čia kur juodesnis tas gruntas, o toliau yra labai sausas. Tai ką reikia dar padaryti, tai va taip vat tas šaknis ištraukti, išardyti. Nereikia bijoti, nes jisai jam kaip tik nuo to geriau. Kai mes atlaisvinsime ir šaknis galės judėti jau iš šonus augti. Tai vat gražiai atlaisvinam. Čia vat viršuje visur. Tai galima daryti arba rankomis, arba su kažkokia įrankiu. Taip, daug neardysim, streso daug nedarysim ir taip, gražiai taip įsodinsim. Tuoj dar čia apačioje šiek tiek palyginsiu tas šaknis, kad būtų vienodesnis aukštis. Taip. Ir dabar tam pačiam matutėm ir mes čia dabar aplink pabarstysime. Taip mes gražiai jį užtrumpavome. Dabar dar palaistysime. Šiaip nežinau, ar pastebėsite ar ne, bet nuo to karto, kai rodžiau paskutinį kartą pirktą parduotuvėje, bent jau aš matau, kad šakos jau šitos pastorėjo, jau kai aš tą viduriuką nugenėjau. Ir kas dar atsitiko, buvo nulūžusios viršūnėlės ir jisai kaip pradėjo iš šonų augti. Čia dviejų stiebų šakos buvo, tai yra viršūnėlės jau buvo nulaužtos. Čia dar straikės jaučiu graužia, bet jau pasižiūrėkit, koks tvirtesnis krūmelis. Dabar aš jį persodinu į didesnį vazoną, nes noriu pasižiūrėti, kaip jisai žydės ir tada jam rudenį jau paieškosiu vietos nuolatinės. O kol kas į 3 litrų vazoną ir žiūrėsime, kaip jisai toliau gražiai augs ir stiprės. Ir toliau eilė eina Raspberry Pink, irgi pirktas Lidle. Vėlgi pasižiūrėkit, nors jisai ir nebuvo persodintas. Bet kaip jums čia geriau parodyt, pasižiūrėkit, kaip jisai sustorėjo, nes, kaip rodžiau prieš tai video, nukirpau čia tą vidurinę dalį. Jau kaip gražiai pats paaugo. Kaip eksperimentą aš irgi persodinsiu. Aš irgi persodinsiu į 3 litrų vazoną. Tai dabar jisai parodysiu, kokiam auga. Ir koks jam bus naujas vazonas duotas. Tai dabar greitai persodinu ir parodysiu jums. Čia eiga bus panaši.
ištraukti. Gerai, pabandysiu be kameros. Na, pasižiūrėkit, kaip jau vazonas apvijo. Tai yra šaknis apvijo visą vazoną. Ir tai jau ženklas, kad augalui, va matot, ir geltonuoja lapukas, tai jau ženklas, kad augalas jau pasiėmė visas maistinės medžiagas ir visą tą turimą žemę ir jam jau reikia didesnio tūrio, didesnio vazono. Taip, tai kaip ir prieš tai rodžio, tuoj mes tas šaknis va tai va praretinsim, atlaisvinsim. Augalui nuo to bus tik geriau. Per daug aš stengiuosi nepažeisti šaknų. Bet šiandien geras, dėkingas oras, jau vakaras ir savaitė laukia lietinga. Taip kad augalą bus labai gerai prigyti. Labai geras laikotarpis. Taip, maišoje dar atlaisvinsim. Taip, nu va, vargšelis, kiek jam reikia naujos erdvės, jis nori būti didelis. Tuoj palauk, mažylė, tuoj mes tave į naujus apartamentus persodinsim. Va, pasižiūrėkit, kokios jau šaknys didelės ilgos. Taip, na, daug jo nestresuosiu. Taigi, na, matot, praretinam, atlaisvinam. Dabar ir čia irgi išsklaidom. Ir gražiai tą vazoną pastatom ir užpilam žemėmis. Tai man taip laikyti kamerą, filmuoti ir sodinti nepatogu, tai aš sustabdysiu ir parodysiu, kaip jau galutinį variantą, kaip gausis. Duplis numeris 2 šiaip filmavau, tai yra maniau, kad filmuoju, bet nefilmuoju, taip pakartojam. Tai užbaigtas persodinimo procesas. Matote, Lidlo vazonėliai buvo tokie mažyčiai, 12 cm diametro. Dabar šios hortenzijos persodintos į 3 litrų vazonus. Ir dėl to turės daugiau erdvės, maistinių vėl medžiagų, turės kur šaknys vystytis ir aš manau, kad jau savaitės pabaigoje galėsiu jums parodyti, kaip jos jau pasikeitė. Tai kaip matavimo vienetą galim paimti va tą buvusį vazonėlį, ar ne, ir pasižiūrėti, koks yra augalo aukštis, kažkaip atsispirt nuo kažko reikia, ar ne. Ir vieno, ir va kito, ir kaip ir minėjau, reikės tada vėl grįžti su to pačiu vazonėliu ir jums parodyti progresą. Tai va, taip atrodo vazonėliai. Kaip ir minėjau, bent jau mano manimo, po genėjimo jų, kai palikau tik taip pat, tarkim, stipriausias pagrindinės tas šakas, kad jau galima būtų suformuoti karkasą, tai man atrodo jos jau gerokai pastorėjo, paaugo ir geriau jaučiasi. Tai va, na ką, gražių visiems hortenzijų.